Labas vakaras, brangus jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis ketvirtadienį gegužės 15-ąją. Kviečiu pasižiūrėti šio vakaro žinias. Planuojama atnaujinti kultūros centro automobilių stovėjimo aikšteles. Išrinkime pavadinimą naujam parkui Rimkuose. Vyks Vokietijos brigados Lietuva inauguracija. Gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Naujas žymėjimas Kaunas žeimiai Šėta esančiame dviračių take. Planuojama atnaujinti už Jonavos kultūros centro esančias automobilių stovėjimo aikšteles. Gyventojai kviečiami susipažinti su projektiniais pasiūlymais. Numatoma 2 automobilių stovėjimo aikštelių esančių už Jonavos kultūros centro rekonstrukciją ir gyventojai kviečiami susipažinti su projektiniais pasiūlymais bei teikti pastabas. Projekto pavadinimas – kitos paskirties statinių, automobilių stovėjimo aikštelių privažiavimų ir pėsčiųjų judėjimo trasų Žeimių gatvė 15 Jonavoje statybos projektas. Projektiniai sprendiniai apima 2 naujas aikšteles. Viena iš jų talpins 28 automobilius, kita 40. Abi aikštelės skirtos gretimų daugiabučių gyventojų reikmėms ir Jonavos kultūros centro lankytojams. Suplanuotas ir naujas privažiavimo kelias, kuris drieksis greta esamo kultūros centro pastato. Keliui numatyta 5,5 metro pločio važiuojamoji dalis. Viena jo pusė bus papildyta 1,5 metro pločio pėsčiųjų šaligatvių, o kitoje kelio pusėje projektuojamas apšvietimas. Šiuo metu prie Žeimių gatvės 15 esančio pastato veikiantis gatvių apšvietimo tinklas yra nusidėvėjęs, metalinės atramos paveiktos korozijos, apšvietimas prijungtas oro linija nuo esamo šviestuvo, o visa sistema nebepatenkina šiuolaikinių apšvietimo reikalavimų. Planuojama, kad aikštelėse bus įrengtos 3 elektromobilių įkrovimo vietos. Antroje aikštelėje suplanuota įrengti įkrovimo stotelę, o pirmojoje tokia galimybė numatoma ateityje. Vis dėlto šiame projekte konkrečių įkrovimo stotelių diegimo sprendinių dar nėra. Projekte numatoma įrengti naujus patikimus ir atsparius aplinkos poveikiui kelio inžinerinius sprendinius. Gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti, susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir teikti savo pastabas ar siūlymus. Viešasis susirinkimas ir projekto pristatymas įvyks nuotoliniu būdu gegužės 29 dieną 15 val. Nuorodą į projektą rasite jonava.lt skiltyje skelbimai. Artėjant parko Rimkuose įrengimo pabaigai, meras kviečia išrinkti jam pavadinimą. Gyventojų idėjų elektroniniu paštu siūlau.idėja@jonava.lt lauks iki gegužės 19 dienos. Vėliau vyks balsavimas programėlėje Jonava. 2021 metais skelbta, kad parengti parko įrengimo tarp Chemikų, Vaičiūno ir Kulviečio gatvių projekto projektiniai pasiūlymai. Ir tų pačių metų rudenį čia pasodinti pirmieji medžiai – 40 europinių liepų ir 6 sidabriniai klevai. Rimkų parko įrengimo darbai turėjo prasidėti 2022 metais, tačiau paskelbtą viešąjį konkursą laimėjo nevykęs rangovas, kuris nesugebėjo pradėti darbų. 2022 rudenį sutartis su nevykusiu rangovu buvo nutraukta. 2023 m. rugpjūčio mėnesį vėl buvo paskelbtas parko įrengimo statybos darbų antro etapo viešasis pirkimas, kuriam įvykus pasirašyta rangos darbų sutartis su bendrove Jonavos hidrotechnika. Darbai parke ir vėl atnaujinti. Kaip yra skelbta anksčiau, darbus ketinama užbaigti jau šią vasarą, tad artėjant parko Rimkuose įrengimo pabaigai, meras kviečia išrinkti jam pavadinimą. Gyventojų idėjų elektroniniu paštu siūlau.idėja@jonava.lt lauks iki gegužės 19 dienos. Vėliau vyks balsavimas programėlėje Jonava. Sveika gyvybės pilna Jonava. Šiandien esu vietoje, kurią daugelis žinot ir atpažįstat kaip Rimkų parką. Bet tai yra neoficialus pavadinimas. Artėja mūsų 275 metų sukaktis ir siūlau visiems pagalvoti, tai kaip pavadinsim šį naujausią mūsų parką. Ar galėtų būti tai Rimkų, Jonų, Janinų, Rasų, ar dar koks jūsų kitas sugalvotas pavadinimas. Savo sugalvotą idėją siųskite elektroniniu paštu siūlau
www.jonava.lt. Vėliau, turėdami krūvą, tikiuosi, idėjų, balsuosime programėle dėl pačio geriausio, aktualiausio pavadinimo šiai naujai gražiai sutvarkytai vietai. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai ir pasiekė pilną štabo pajėgumą. Šiuo metu Lietuvoje tarnauja jau 500 Vokietijos brigados karių, o pilnas kovinės brigados pajėgumas su 5000 karių ir civilių, visa reikiama technika, įranga bei atsargomis bus pasiektas 2027 metais. Gyventojai kviečiami gegužės 22 dieną į Vokietijos brigados inauguraciją ir Vokietijos bei Lietuvos karinių orkestrų koncertą. Brangus Lietuvos žmonės. Gegužės 22 dieną. Čia, Vilniaus širdyje, katedros aikštėje įvyks Panzerbrigade 45, Vokietijos brigados Lietuvoje inauguracija. Mūsų misija aiški, mėginsime Lietuvą, petys į petį, su Lietuvos kariuomene. Jūsų saugumas į laisvę yra mūsų saugumas į laisvę. Vokietijos saugumas į laisvę yra Lietuvos saugumas į laisvę. Kviečiu jūs į brigados inauguraciją, 2 valandą. Po to vyks koncertas ir karinės technikos paroda. Iki pasimatymo, gegužės 22 dieną. Gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Sergamumas mažesnis nei pernai tokiu pačiu metu. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 5–11 dienomis, tai yra 19 šių metų savaitę, bendras sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 730 atvejų 100 000 gyventojų. 18 savaitę buvo beveik 683. Šį gripo sezoną sergamumo rodiklis yra mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Mažiausias sergamumas išliko Utenos apskrityje, didžiausias Vilniaus apskrityje. Jonavoje serga iš viso 353 asmenys, iš jų 6 gripu, COVID serga 3, o peršalimo ligomis serga 344 jonaviečiai. Jonavoje neperžengtas epideminis sergamumo lygis ir siekia beveik 850 atvejų 100 000 gyventojų. Epideminio sergamumo nesiekia ne viena savivaldybė. 2024–2025 metų gripo sezoną ne viena savivaldybė epidemijos nebuvo paskelbusi. Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 9 asmenys, tiek pat ir dėl COVID-19 ligos. Registruotas 1 mirties nuo gripo atvejis. Iš viso šį sezoną 75. Nuo COVID-19 ligos mirties atvejų per savaitę nebuvo užfiksuota, tačiau per šį sezoną yra mirę 59 asmenys. Ši 20 metų savaitė yra paskutinė 2024–2025 metų gripo sezono, kuris prasidėjo praėjusių metų spalį 40 metų savaitę. Lietuvoje to dar nebuvo. Naujas žymėjimas Kaunas Žeimiai-Šėta esančiame dviračių take. Bendrovė Via Lietuva valstybinės reikšmės krašto kelyje dviračių take atliko unikalų bandymą, paženklino naktyje švytinčiais fluorescenciniais dažais. Šie dažai dieną nuo šviesos pasikrauna, o tamsiuoju paros metu šviečia be papildomų šviesos šaltinių. Tokia inovacija ypač naudinga eismo dalyviams neapšviestuose ruožuose. Šią savaitę sulaukus darbams tinkamų oro sąlygų Via Lietuva fluorescenciniais dažais paženklino kelyje Kaunas Žeimiai-Šėta esančią 400 metrų dviračių tako atkarpą. Iš viso paženklinta apie 100 kvadratinių metrų tako. Apatiniam sluoksniui sunaudota apie 45 kg baltų bei apie 100 kg fluorescencinių dažų. Šie darbai buvo atlikti per 2 dienas. Įprasto tipo ženklinimas pats nešviečia, o tik atspindi transporto priemonių žibintų skleidžiamą šviesą.
Tuo metu fluorescenciniai dažai dieną kaupia šviesos energiją, todėl šviesdami naktį yra geriau matomi. Tokiais dažais galima pažymėti dviračių tako vingius, dviračių tako šoninius gabaritus, pavyzdžiui, esant aukštiems šlaitams. Šių dažų naudojimas kol kas nėra reglamentuotas ir atspindžio reikalavimai tokio tipo ženklinimui šiame pilotiniame projekte nebus keliami. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis penktadienį. Penktadienio naktį daug kur krituliai, vyraus lietus, vėjas besikeičiančios krypties, nakties temperatūra tesieks 3–4 šilumos. Dieną daug kur protarpiais lietus, vėjas besikeičiančios krypties, daugiausiai šils iki 12 laipsnių šilumos. Šiandien dėkoju Jums už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Visą geriausią.